įsijungėte į kursą kaip dirbti protingiau ir uždirbti daugiau. Ir šis kursas, mano akim žiūrint, yra pamatų pamatas. Pagrindų pagrindas, nuo ko verta pradėti absoliučiai bet kokiam specialistui, kuris galbūt dar tik startuoja. Tai verta visada pasitikrinti tam specialistui, kuris jau turi daug klientų, bet nori atidaryti savo grožio saloną. Tai verta visada pasitikrinti vadovai ir leisti su tuo mokytis savo salono meistrams. Visada meistro gyvenime būna tam tikri kritiniai tokie momentai, kada mes keičiam lokaciją, bijom prarasti klientus, kada atvažiuojam, tarkim, galbūt iš užsienio, dabar daug lietuvių grįžta. Galbūt jūs tam pačiam mieste tiesiog pakeitėte vietą. Galbūt grįžote iš motinystės atostogų. Taip, šiame versle iš tikrųjų labai daug yra moterų. Tai yra socialiai labai jautri grupė, kai mes turime ir rūpintis šeima ir vaikais ir turime dirbti. Ir tai irgi sukelia labai daug vidinio streso, nes klientai kartais nelaukia. Klientams kartais reikia čia ir dabar. Tai yra irgi būdas, kada mes prarandame klientus. Tai yra, šis kursas yra apie tai, kad kiekvieną kartą, kai jūs jaučiat, kad pas jūs sumažėjo klientų, verta vėl prie jo sugrįžti ir vėl pasitikrinti. Netgi paslaugos kainos kėlimas gali būti tas kritinis momentas, kada jūs bijot prarasti klientus, vėl grįžtate prie šito kurso ir vėl kiekvieną kartą pasitikrinate, atsakote ir pasižiūrite. Galbūt jūsų strategija pasikeitė, galbūt kažką jūs norite keisti, nes gyvenimas dinamiškas ir mums reikia mokėti prie jo adaptuotis. Tai šis kursas yra apie stiprybės. Jeigu jūs, tarkim, kaip specialistas dabar arba salono vadovė, pradėtumėte tik tai įvaldyti šioje grožio sveikatingumo srityje savo įgūdžius ir važiuotumėte mokytis į bet kurią privačią Europos mokyklą, tai šis kursas būtų pirmas modulis ir pirmas kursas, nuo kurio dėstytojai pradėtų jums kalbėti apie šį verslą. Tai būtų pradžių pradžia, pagrindų pagrindas, tai yra kaip namo pamatas. Jeigu jūs jo nepadarysite stipraus, jeigu jūs jo nepadarysite tokio, kuris atlaikys bet ką, bet kokias situacijas, bet kokį nesezoną, geopolitinę situaciją, infliaciją, tai trūkinės sienos, trūkinės langai, bus kiauras stogas ir taip toliau. Ir priešingai, jeigu jūs stipriai ir aiškiai žinote, apie ką jūs esate, kodėl klientai turėtų ateiti būtent pas jūs, jums bus nebaisu prarasti klientus, netgi tada, jeigu jūs labai stipriai pakelsite paslaugos kainą. Taip, ir šis sezonas ypatingai yra tikrai jautrus ir labai jaučiasi klientų stygius daugelį sektorių. Todėl šis kursas ir yra apie tai, kaip dirbti mažiau ir uždirbti daugiau. Kokie 20% mano veiksmų gali atnešti 80% rezultatą. Kaip išmokti mažiau blaškytis, mažiau visko daryti, mažiau šokti ir dainuoti Instagrame. Kaip daryti mažiau, bet turėti didesnį rezultatą. Ir prieš paleisdamas skaidres dar noriu tokią pabaigai pasakyti pagrindinę mintį, kad didžioji dalis mūsų grožio sveikatingumo versle esančių specialistų ir salonų vadovių, kurios jau atidaro savo studijas, dažniausiai galvoja apie tai, kaip pritraukti klientus. Bet versle dažniausiai mes negalime startuoti nuo kaip pritraukti, jeigu mes nežinome, kaip mes klientus prarandame. Tai šis kursas ir apie tai, kaip prarandame klientus, kokias darome klaidas,
Dažniausiai tų klaidų mes nei vienas nepastebim, nes visą dieną tiesiog mūsų mintis, kaip verslo psichologai sako, kad tai yra 95% minčių kartojasi, kurios buvo vakar, užvakar ir dar prieš tai savaitę ir metus. Tai iš esmės mes negalime pamatyti savęs iš šono. Mes negalime niekaip apklausti klientų ir sužinoti, kodėl jūs pas mane nebesugrįžtat, kodėl jūs atėjot, bet neateinat, kodėl jūs ateinat, bet nerekomenduojat manęs. Tai yra labai daug klientų psichologijos etapų, kurių nežinant mes beviltiška, jeigu galvosim ir mąstysim apie n instrumentų, kurie mum pritrauks klientus. Būtent dėl to taip stipriai yra prilipę mūsų specialistai prie Treatwell programėlės. Būtent dėl to neriasi iš kailio šokdami ir dainuodami socialiniuose tinkluose. Po šio kurso jūs pamatysit, kad galima daryti gerokai mažiau ir turėti didesnį rezultatą. Žinoma, jeigu darysite. Tai šio kurso planas yra toks, kad mes turėsime 7 pagrindinės klaidas pirmiausia išsiaiškinsim. Ir tose klaidose bus pati naujausia statistika, tyrimai, faktai, pačių šių metų naujausi duomenys, nes esu dar plus kompanijos Pagirkime aptarnavimą lektorė, vadinasi, galiu gauti tiesiog pačią naujausią statistiką. Ir apklausos, niekaip negali meluoti, čia tik tai galiu susilyginti su tuo, ką prieš tai turėjau dirbdama kompanijoje L'Oreal, bet tai niekas absoliučiai drastiškai nesikeičia. Iš esmės, tie dalykai, kurie klientam nepatinka ir dėl ko mes prarandame klientus, jie kartojasi metais. Ir jų nežinant, mes iš tikrųjų labai daug prarandam. Reiškia, pirmas dalykas, ką šiandien mokysimės, tai yra 7 dalykai, dėl ko mes daugiausiai prarandame ir mes nustosim šitoje vietoje daryti tas klaidas. Tada išsigryninsim tą pagrindinę strategiją, dėl ko mes čia šiandien ir susirinkom. Ir tai yra 6 tokie etapai, iš kurių susideda stiprus meistras ir stiprus grožio salonas arba grožio salono vadovė. Ir pačioj pabaigoje dar pasidalinsiu būtent tiksliai ir aiškiai klaidas, kurių nepastebime, ir baimės ir įsitikinimai, kurie mums trukdo visgi eiti ir padaryti tuos iš pradžių galbūt sunkius išsigryninimo etapus, bet vėliau jie atneša būtent tą 20% veiksmų, kurie atneš gerokai didesnį rezultatą. Tai mūsų šios dienos planas yra 2 valandos. Tie, kas žiūrėsite įrašą, galėsite irgi lygiai taip pat po įrašo man užduoti savo klausimus, nes merginos, kurios yra prisijungusios gyvai, tai mes su jumis gyvai ir atsakysime į tuos klausimus. Ir taip pat visi ir esantis čia gyvai ir žiūrintys įrašą, lygiai taip pat gausite 2 prezentacijas. Viena yra šios dienos visas planas su visais klausimais, atskirai tada vien tik tai klausimus visus gausite, kuriuos atskirai visiškai rekomenduoju išsisaugoti ir bent jau vieną kartą metuose prie jų sugrįžti. Nes tai, kad jūs prie jų sugrįšite, aš jums pažadu, kad tai duos kardinaliai kitą rezultatą netgi jūsų socialinių tinklų komunikacijai. Ir pabaiga - klausimai. Taip, tai visi drąsiai tiek gyvai, tiek su įrašu klauskite, o merginos, kurios esate čia susirinkusios,